Kelk sėdmenis. 23 kortelė. Dažnai nuo mašinos, nuo sėdimos padėties, nuo kompiuterio ar kitos padėties mūsų centras būna silpnas. Ar tai tiesiog dažnai mes kartais kemšame į vidų tai, kas mums patinka, mylim ir pamirštam stabilizuoti. Ar tai tiesiog esi šiandieną po labai stiprios kažkokios emocinės veiklos, tai mūsų centras, ką mūsų daro, dažniausiai susitraukia. Tai kviečiu jį stabilizuoti, kartu pajungdamas ir keturgalius, ko pasakoja nuo mindymo, nuo sėdėjimo, viskas mūsų keturgalių, šlaunų, priekinė dalis, ką jinai daro, tiesiog pasyviai nieko neveikia. Ir pasyviai visą laiką įsitempia. Tai šiandien kviečiame juos paaktyvinti. Kaip tai savo padarysime ir padėsime, o tiesiog patogiai laisvai atsisėskime, įsikabinkime savo į kėdės atlošą, ar atsisėskime ant žemės, ar atsisėskime ant palangės, ar draugui ant kelio, ten, kur mums patogu, laisvai ir stabilu. Laisvai atsisėskime, kiek savo kūno padėtį pastebėkime, kai jinai nesugriūtų, o kiek leidžiasi galimybės išlaikyti save tiesiai. Nekompensuojame iš nugarytės, įtraukime pilvą, suspaudžiame, jaučiame savo galimybės, kiek aš galiu pakelti. Ar tai bus 10 cm, bus 20, 30 ar viso 100. Kiek šiandien jūs galite atlikti, tiek šiandien galite atlikti. Viskas gerai. Pagal savo galimybės. Įsitęsiu, jaučiu, kiek aš galiu laisvai tiesiai išlikti, įtraukiu pilvą, sustangrinu ir natūraliai tempios kojas piešiu ratukus į vieną pusę ir į kitą. Kiek mano leidžia galimybė, pečių linija, dubens linija, kur esu kokioj padėtyje, stabiliai žiūri tiesiai. Galim išlaikyti lygiagrečiai viską vienoje linijoje. Ir nepamirštu kvėpuoti. Ir įtraukiu pilvą, sustangrinu, įtempiu kojas ir atlieku judesį. Stebiu save, kad nesugriūščiau, o išlaikau save vienoj viską padėtyje. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu ir atlieku pagal savo galimybės. Kelk sėdmenis.